Nu, kadangi jau čia užsiropštėm ant šio kalno, kur yra ir viršaus, ir apačios lyg valiai, tai man atrodo, kad to blogumo nei viršui, nei apačioj nėra. O tam puikiausiai tinka tokie lyg ir vyriški, lyg ir berniokiški tipažai, kaip velnias ir perkūnas, dėka kurių meilės, aistros ir įsivaizdavimo traukos atsiranda ryšys su laime. Su laima. Na ir ta kova vyksta, ištisai vyksta, jin duoda galingą užtaisą pokyčiui. Žinoma, žmogus reaguoja nelygų žiemą ar vasarą. Ir kurio metu tas buvimas yra, tuo metu ir atradimas yra. Ir visa tai labai panašu į nuotaiką, kuri ateina iš pajautos ir tuo metu užsiskaito kaip akimirksnio stebuklas. Jisai sužavi, įkvepia, nu ir galingai pakviečia ristis toliau per gyvenimą. Nežinant visiškai jokios reikšmės, bet jaučiant giliausią prasmę. Taip ir mes čia užsiritom į šitą kalniuką. Kals paskals. Eins per andran. Teraz nie turi rankenika. Tai nu rankenika nie turi. Tai nu eins per andran. Dziękuję. Dziękuję tėvei. Nu, tai tu maskan dabar turėjai apvilkti, įspūvai tėja, na, viskas. Nemazės, tai nu ja, nemazės būtų normalai tėjan. Dinkum tebe, nu, kirsnas tavas perpetis. Kas tas? Ne juodos kaukolės. Stāsti skvendau. Iš kur? Nežinau. Nevaida? Tu nevaida? Kaukolė yra toks kaip geras kalnas. Jis turi savo vidų, turi savo išorę. Pro tą kalną būna kartais eina šviesa, kartais tamsa. Per akis. Per salas. Vakar matėm dvi akis. Kvai. Kur? Ten tie du kalnai. Dva garbai. Tekšliuose. Eisku. Ten tos akis. Visatos kaukolės. Стас раментай, я ставидам Deiktен, interesanten. En tautos kartai stāst apzemtlintam kaigi Šlosberg, kaigi piligarbs. Dar ar viskais ten jāsta nekais tam sūpiens. Nu kā buvājam reiz sūpies, ten pagausi visu tavai. Ir ne eins, 2, 3 buvāja.
Nosta Tulskaigi Alkagard. Other interesting thing is zwei Versellians. Ja. Prej Suban Ramintas apin, prej Suban apin. Stalai stovydom. Ir viena yra rytuose, kita vakaruose. Rytinė dabar labai šviesi, su švaria aikštele, aplinkui nudžiūvę 5 gudobelės yra nudžiūvusios. Tiesiog ties pat viršūnė džiūna. O viršūj tokių aukštų žolių, tokia minkšta pieva. Aš ją ten buvau įkritęs. Filmą turiu, pasidalinsiu. Filmas su smulkiausia smilga ir dangumi. Stambiausia. O vakarinė pusė yra tokia šiai dienai apžėlus, tamsesnė tokia. Bet matyt, kad vakariniai pusė vyko daugiau gyvenimo, ten buvo daugiau tokio rymojimo ten tuose rytuose. Toks pajautimas iš vakar. Viskas keičiasi, aišku. Ir viskas yra apsuptas, visi tie 2 kalnai, tas 8 gaunasi, begalybė, kaip segės prūsiškos, tas kalno viršus. Ir viskas, kaip čia galim pasakyti šiuolaikiškai, įpakuota į raudonas gudobelės, tai kiraitės tiesiog. Gudobelė tai bajarašnikai. Aha. Stven dabarai ast stovydų poviskai en jasinis ast kaigi serpentins en gardon. Aha. En jasinis įvažiavimas. Taip. Čia reikalingas koks tai nusteikimas, kad mes kažkur ten eisim. Jokie ne maršrutai turistiniai, joks ne projektas vykdomas, o kažkas kitoks kvietimas. Ir vėliava tai yra moteriškas dalykas. Ir 3 dievai buvo vėliavoje. Vėliava? Nu, kas su pagan? Kas su pagan? Kodėl? Kodėl? Kas su pagan? Todėl, kad moteris yra nepaaiškinamas iš vis dalykas. O vyrai visą laiką turi, tarkim, pavasarį, požemį arba žiemą savyje dalykus, abstrahuoja reiškinius. Moteris tas sritis, kur neina paaiškinti. Kaip vėl, jinai neturi vienintelės krypties, jos kūnas yra plazdantis, banguojantis yra. Jinai gamta yra.
Stas Laityvis, kas karengus, prusiškai karengus. Karengus. Vėliava. Vėlė. Tai yra, jo. Nes moteris velė. Prūsiskas karengus, neast geniskas. Nemoteriškas, neast geniskas. Prūsiskas karengus. Subsvirts pats žodis. Tai taip, mes nepradėjom kalbėti apie žodžių vyrišką ar moterišką kilmę, bet tiesiog apie veiksmą, įvykį, išsiskleidimą tą. Laityviska semantika ast as a vėlims. Dar prūsiska semantika ast as a kariausnan. Apie karą. Taip, apie karą, bet ir galim vėl grįžti prie lietuviškos. Į karą einama dviem kariausnom. Ir ta kita ir šita. Taip. Nėra tokio supratimo, kad dabar mes čia vakovojam mirtingieji, numirsim, eisim ten kažkur tai į kažkokį tai tunelį, į kitą pasaulį. Ten iš karto viskas vyksta, viskas vienu metu. Ką? Kova, džiaugsmas, gyvenimas, dalinimasis. Rato buvimo viename raite, viename inde, tik skirtingo žiūrėjimo supratimas duoda tą vieningumą.